Todėl noriu pasidalinti deimantinės išminties metodu, kaip augti be krizės. Kai gyvenime iškyla sunkumai, nustokite juos spręsti tradiciniais būdais, bandant analizuoti ar kovoti su problema. Vietoje to pasinaudokite deimantinės išminties principais. Nukreipkite dėmesį į pagalbą kitiems. Pirmas variantas. Jei nori gauti, pirmą turi atiduoti arba padėk kažkam kitam turinčiam panašią problemą. Pavyzdžiui, jūsų verslas sulėtėjo, klientų mažėja. Tradicinis mąstymas verčia nerimauti ir ieškoti greitų sprendimo būdų. Deimantinės išminties metodas siūlo, užuot koncentruodamasis į savo trūkumą, ieškok žmogaus, kuris susiduria su ta pačia problema ir padėk jam. Duok patarimą, pasidalink kontaktais, pasiūlyk nemokamą konsultaciją ir po kurio laiko tau netikėtai atsidaro naujos galimybės, nes pirmiausia sukūrė vertę kitam. Kodėl tai veikia? Padėdamas kitiems su tuo pačiu iššūkiu išsprendi savo problemą per energetinį balansą. Ir antras variantas, kai kyla krizė, aktyviai kurk daugiau dosnumo. Pavyzdžiui, patiri finansinių sunkumų, viskas atrodo įstrigę. Tradicinis mąstymas verčia taupyti, prilaikyti resursus, būti atsargiam ar netgi atsisakyti kažko tai. Deimantinės išminties metodas siūlo, vietoj baimės duok ir dalinkis, paaukok labdarai, padėk žmogui, kuris turi dar didesnių finansinių iššūkių. Tavo energija pasikeičia, o gyvenimas netrukus tau sugrąžina tai naujomis formomis, naujomis galimybėmis, klientais ar finansinė sėkmė. Kodėl tai veikia? Kai baimė skatina trūkumą, dosnumas įtransformuoja į gausą. Išvada. Kiekviena problema yra puikia galimybė padėti kitam, o padėdamas kitam tu natūraliai išsprendi ir savo iššūkius. Krizės nebevaldys tavęs, jos taps tavo nauja pastovė sėkme. Ir kvietimas jums, išbandykite šiandien. Kai iškyla problema, ieškokite, kam galite padėti su to pačiu sunkumu ir pastebėsite, kaip viskas keičiasi.